Normantas ketvirtokas. Guvus, linksmas, draugiškas berniukas. Pasak mokytojos, vienas gabiausių vaikų klasėje. Tik šokti jam nelabai sekasi. Nors nei žingsnio nuo sūnaus nesitraukianti mama mėgina papasakoti, kokius judesius rodo mokytoja, aklam berniukui prilygti matantiems klasės draugams labai sunku. Kur kas labiau jam patinka matematika. Jis klasėje jaučiasi gerai. Vaikai jį priima, jis bendrauja. Linksmas vaikas, be galo gabus. Loginę atmintį, mąstymą atmintį turi labai gerą. Jisai klasėje bendrauja puikiai, turi daug draugų ir vaikai jį priėmė labai gerai. Rugsėjo 1 dieną, kada buvo pirmokai, jie kai atėjo pas mus į klasę, tai pirmokiukai tie kodėlčiukai klausinėjo, kodėl jis nemato, kaip čia jis iš tikrųjų nemato. Sakau, taip vaikais nemato iš tikrųjų. Ir jūs visi dabar pabandykite užsimerkti ir įsivaizduoti, kaip pat jūs jaučiatės nematydami. Tai sukluso vaikai, nutilo, pabandė pavaikščioti po klasę, užsimerkė ir vat tik tai tokio pokalbio su vaikais reikėjo. Nuoširdaus tokio, kad jie patys pajustų, kas tai yra. Ir toliau mes, kiek 4 metai draugaujam, pro mano ausis nepraslydo nei vienas žodis, toks negeras Normanto pusė. Ar tau patinka mokykla? Taip. O kas labiausiai patinka? Kas labiausiai sekasi tada? Matematika, lietuvių kalba? Matematika. Mėgsti skaičiuoti? Mėgstu. O ar daug draugų turi klasėje? Daug. O kas geriausiai tavo draugai? Tytas, Gvydas. O jie priima tave kartu žaisti, visi kartu jūs žaidžiat? Ar jie atskirai, o tu atskirai daugiau būni su mama? Mane priima. Mokytoja neslėpė, kad sužinojusi, jog tarp pradinukų bus nematantis berniukas, labai jaudinosi. Ar jam pavyks? Kaip Normantą priims klasės draugai? Pagaliau ar sugebės pati? Juk su neįgaliais vaikais dar nėra dirbusi. Patirtimi negalėjo pasidalinti ir kolegos, nes Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje nereginčių vaikų daugiau nėra. Moksleivis vežimėlyje čia seniai ne naujiena, nors mokykla tam ir nepritaikyta. Net minčių nekyla, kaip neįgaliems vaikams patekti į 2. ar 3 aukštą. Klasės draugai užneša. Tai gerumo pamoka mums visiems, sako mokyklos direktorė. Čia buvo ištiesta ranka ir Normantui, nes arčiau namų esančios durys neatsidarė. Visai buvo neramu, ką darysime. Mokytoja nemoka mokyti, visai nesuprantu, nežinau, kaip reikės tai gyventi čia kartu, bet atsakyti, tai sąžinės balsas sakė, negalim atsakyti. Buvom Vilniuj, ir aš netgi siūliau, kad vaikas pasiliktų ten, kur silpnaregių, aklųjų silpnaregių mokykla. Mama kategoriškai tam priešinosi. Ir vardant to, kad mama taip atsidavusi vaikui yra, tikrai negalima buvo atsakyti, kad jis pasirenka šią mokyklą, nors nuo namų mokykla yra toliausiai, ši mokykla yra toliausiai. Pradžia buvo mūsų tokia, kad atvyko iš Vilniaus aklųjų mokyklos ponia Bričkutė, kuri mane apmokė, truputį supažindino su Brailiu. Mes esam daug kartų buvę toje mokykloje. Tai jų pagalba buvo tokia ir ką turi Normantas, spausdinimo mašinėlė, tai irgi yra iš jų gauta, iš Vilniaus aklųjų mokyklos. Tai jie mums padeda, talkininkauja, paaiškina priemonės, kaip pagaminti, kokias reikalingas. Pradžioje buvo toks bendradarbiavimas, kad aš turėčiau šiokį tokį supratimą, kaip perteikti kažką, tai savo rankom, ką aš galiu Normantui pagaminti, pati priemonių kokių. Tai mums padėjo. Normantas dirba pagal Brailio raštą, rašo Brailio raštu. Mama vertėjauja man, rašo reginčiųjų raštu. Aš turiu Brailio lentelę, jeigu iškyla neiškumai man kokie darbė. Vizualiai aš Brailio raštą pažįstu, jį galiu skaityti, bet taip kaip skaito Normantas, to nesugebu, mano pirštai nėra tiek išlavėję. Tai taip mes ir bendradarbiaujam. Jeigu patikrinamosios užduotis, tai mamai duodu iš vakaro, jinai namuose paruošia užduotis ir Normantas tada kartu dirba
su visais vaikais. Kartu visą laiką dirba ir mama. Taip, mama visą laiką dirba kartu. Mama pasiaukojusi, atsidavusi šitam vaikui. Ir jinai visą laiką dirba kartu, nes jam vienam būtų be galo sunku klasėje. Nes ką aš aiškinu, ką aš rodau lentoje, jam reikia paaiškinti papildomai. Nuo pirmos dienos ir visos dienos čia kartu. Tokia rūpesčio vaikui, tokia rūpestinga mama, tokia kukli mama, nekelianti reikalavimų. Viskas yra gerai, kartais neramu, kad jinai tyli. Gal ko nors trūksta, gal jos manimų, kad nors reikėtų čia mokykloje padėti, bet ji tyli. Žino, dėl ko aš dabar labiausiai nerimauju, prasitarė direktorė. Kas bus toliau? Po kelių mėnesių berniukas baigs pradinę mokyklą, kurioje viena klasė. Brailio raštą jau pramokusi vienintelė mokytoja. Prasidės migracija iš kabineto į kabinetą. Kiekviename iš jų lauks kitas pedagogas. Direktorė net piktelė išgirdusi klausimą, ar jie visi sutiks mokyti aklą berniuką. Mokytojas skiriasi nuo kitos specialybės žmogaus. Jis pasirinko tą kelią būti mokytojas. Čia žodžio tokio klausimo, ar mokytojas nori, nėra. Mokytojas privalo. Gal mokytoja kitaip pasakytų. Mokytojas privalo suteikti tai, ką jis gali, ką jis žino. Reikalingos papildomas priemonės. Čia jau bus tos papildomos priemonės, tai jau bus mano rūpestis. O mokytojai, seminarai, apmokymai, specialistų pagalba, kaip jie turi dirbti. Aš tikiu, kad ta pagalba tikrai bus ir eisim į priekį. Bandysim, žiūrėsim. Kažkaip tai važiuosim Vilniun toliau dėl tos mašinėlės, kur turimgi mokykloje. Kompiuterį turim, nešiojama patys. Gal programą mum įves taip, kad jisai galėtų mokykloje sėdėti, rašyti savo raštu, matysis per kompiuterį, ką jisai rašo jau mūsų raštu. Normantas tvirtina, kad mokykloje puikiai orientuojasi ir pats rastų kelią beveik visur, bet mama neleidžia eiti vienam. Vis bijo, kad pasiklys, ar kiti vaikai užgaus. Joana lyg Normanto šešėlis. Ji visur greta sūnaus. 4 metus gyvenimą Normantas regi tik mamos akimis. Vaikystėje matyti vaizdai jau beveik įsitrynė iš atminties. Labai blankiai berniukas mena net mamos veidą. Normanto akelės ėmė gesti, kai jam te buvo 3. Jis eidavo prie televizoriaus vis artin kažkaip tai ir vis kažkaip akytės ašarodavo, pasižiūrint televizorių. Tai ir tada nuvedžiau pas daktarį patikrint akytes. Kai patikrino, tai tada jau pasakė, kad reikia vežti pas daktarus ir kad su viena akyte jis jau nematęs, kai tas su kita tai gerai matė. Tai va, bet pastebėt ant akyčių, kad jos pasikeitė, nebuvo niekagi abejonių, kad ten kažkas tai yra. Tai kai nuvežėm į Vilnių, tenais daktarai apžiūrėjo, ištyrė ir pasakė, kad jo iš tikrųjų pasakė, kad vis silps akytės, kol nusilps visiškai. Jis ištyrė kraujyje, kaip aš suprantu, kraujyje gal rado, ten kokių bakterijų, gal ne bakterijos, kokios nuo šunų, nuo kačių, sakė. Ten tokia toksokorozė, tokia liga vardinta buvo, bet jiem net vaistų Lietuvoje jų nenupirksi. Atsiuntė mum iš, ten gauna labdarinį kažkokių tai iš užsienio vaistų davė, kad tas bakterijas išnaikins skaitas. Bet jau akių atseit pagydyti jau nėra šansų. Joana žino medikų verdiktą, bet nepasiduoda. Ji išmokė sūnų net rašyti tikromis raidėmis. Tam, kad lengviau būtų, kai praregės. Aišku, tos raidės, kad ir išklypi, bet tu vis tiek supranti, kas jį parašo. Savo raštą gali parašyti ir mūsų raštu, tai yra gali parašyti ir ant lapą. O tai buvo plastmasinės raidės su magnetais. Tokią lentutę padarėm, mes išbadėm jam, kad raidę sudėliot, kad nenukryptų. Tai jisai dėliodavo tos žodžius, aš sudėliodavau tada. Jisai perskaitydavo, taip ir žaisdavo. Daktarą klausė, sakau, Kaune, sakau, ar regenas, sakau, kaip per sadyną kitą paranekiu. Tai sakau, nors ir savo vieną paaukočiau. Bet sakė, jam to nereikia, jam sakė visai kitas dalykas.